Tukšums nav augsts. Tas nav silts. Tas nav nekas, un tieši teipei tas ir viss. 150 milijonus kilometrų nuo Saulės, kuras virsma klopiek 1500 gradų karstum, kosmisk telpa sasniedz -270 gradus, tikai tėvės gradus virs visauksts iespėjams temperatūras visum, absoliuts nulles, kur apsties pati kustba. Bet šis skaitlis ir maldks, jo temperatūra ir matrijas pažba, ne vis telpas. Kosmos nevar būt auksts pat, ką klusums nevar būt skaš. Temperatūra ir atomų dėja, molekulų trise, energijas vibracija vėl, bet kosmos nav vielas, kas vartų dėjot. Ir tikai geisma, kas šisobės galbų ką vientuš ceotys, un objekti, kas vai nudeg ties pieskrien, vai sasalst ties prombūtin. Ką var emerčiai siltumų tam, kam nav ermė? Ką var rund par aukstumų tur, kur nav nek, kas vartų būt aukstas? Un ja Saulė įstaro tik milzgų energijų, kad ties kodols klopiec 15 milijonus gradų, kāpēc tad telpa, kas to ieskauj, ir gandras absolūtais nulle, kāpēc geisma nenes siltumu ilgi, bet atsti sevis tikai ledainų tukšumu. Šis nav vienkārši fiziklais paradoks. Tas ir fundamentals jautjums par to, kas ir realite. Mes dzvojam pasaul, kur gais ir nemans eldeizai birdim, kad tas pazūd, kur siltum šiet pašsaprotams, eldeizai mes saskaramies ar tukšumu. Katru reizi, kad jūs sajutat siltų vasaras dienų, jūs patiesba sajutat nemanmu, milijardiem gaisa molekulų, kas saduras ar jūsų 2-4 sekundės dau, prinesdamas energijų nuo Saulės silts atmosferas uz jūsų ermenį. Bet kosmos ešes sadursmes nenotiek. Tur nav starp niekas tarp gaismų un jums. Tur ir tikai jūs un fotoni, un bezgalgais tukšums tarp abiem. Eširsta par to, ką mes jemcimies atširt siltumų nuo gaismas, energijų nuo temperatūras, un ką atkrisme priveidoja mūsų įspratni par visumu. Par to, kad tukšums nav vienkārši nekas, tas ir kaut kas, kas atsaks būt jebkas. Senajam grėjam uguns bija elements, kas ceo aukšup peicei savas dabas. Aristotelis emocija, ka katrai lietai visum ir dabisk vieta, zeme kartai uz leju, jo ties vieta ir apakš, uguns pacies uz aukšų, jo ties vieta ir debes, un pašas debesis ir mūžgas, jo ties jau ir sav viet un tiem nav kuriet. Viš nekad neiedomis, kas tarp zemi un debesam vartų būt tukšums, tėves, absolūts nekas. Ve visums bija piepilts, arteri, nematerialų, bet tom realų substanci, kas aizpilda visų telpų un nes gaismų nuo zvaigznum uz mūsų akim. Eš idėja valdė 2000 gadus. Cilki nevarė jedomties, ka gaisma var ceot kaur neko, kas siltums var pastirt bez gaisa, kas tones, kas tarp mums un saulė ir bez galks tukšums, kas nenes neko, izemot pašu gaismu. Pirmais, kas apšaubė šio priliecbu, bija evangelista Toričelli, Galilėja students, kurš 1644 gad izveidoja pirmo vakuumų uz zemes. Višpama stikla kaurulį, garkų par metrų, piepildė to ar dzvsudrabu un apvirsa to trauk ar dzvsudrabu. Dzvsudrabs kaurul nokrita, bet ne eldeize galam, tas apstys 76 cm virs traukalmėje, atstiot virs sevis tukšumu. Pirmais cilvka radtais tukšums. Un šis tukšums bija klus, tai nevarė įsplatieska, jo nebija gaisa, kas vartų vibert. Bet gaisma įsplatys. Toričelli varė redst kauri šim tukšumam. Šis eksperiments bija revoliucija, kas atricinė pasaulį. Tas pierdė, ka var pastat telpa bez gaisa, bez tera, bez jepk. Bet tas ar radė jaunų, vėl dzikų jautjumų, ja gaisma var ceot kaur tukšumu, tad kas ir gaisma? Vai tei ir vi, kam vajadzks medys, ką skai? Vai tei ir dajas, kas lido kauri telpa į ką bultas? Un ja Saulė sūta gaismų kaur tukšumu, vai tei sūta ar siltumu? 200 gadus zintniek įdomė, kas siltums ir fluds, nemanma substanca, ko sauka par kalorijų, kas plūst nuo karstiem objektiem uz aukstiem ką udens nuo aukskas vietas uz zemku. Eš teorija įskaidroja daudz ko. Kāpēc metals kust karsts ugun, kalorijas plūst nuo uguns uz metlų? Kāpēc ledus kust saul, kalorijas plūst nuo saulės uz ledu? Kāpēc, kad jūs sajaukat karstų un aukstų ūdenį, rezults ir silts, kalorijas izildzins tarp abiem?
Bet eš teorija neįskaidroja, kāpēc berze rada siltumu. Kāpēc var rad bezgalgu siltumu, griežot metlu virp, kā to demonstrija GFS Rumfords 18 gadsimta beigs. Višurbie lielgabalų stobrus un pamanė, ka metls kūst tik karsts, ka var uzvart ūdenį, un šis siltums nekad nebeidz, kamar turpinys urpšana. Ja siltums ir flūds, tam vajad tu izskt. Bet tas neizska. Tas rats no no pašas kustbas. Patiesba nca no negaitas pusės, no angu alus dartie, kurš sav brvai laik veica eksperimentus ar energiju. James Prescott Jones pierdė, ka siltums nav substanca, kas plūst. Tas ir kustba. Molekulų kustba. Viš izmarė, cik mechnisk darba vajag, lai paaukštintų ūdens temperatūrų par vienu gradu, viš grieza apstiu ūden un marė, cik energijas tas prasa un cik siltumą tas rada. Viš pierdė, ka energija var priveidoties no vienas formas sit, no kustbas uz siltumu, no siltuma uz gaismu, no gaismas uz elektribu, bet tai nekad neizud. Siltums ir tikai viena no energijas form, atomų un molekulų haotisk dėja. Un tad nca atkilsme, kas visų izmainė. Ja siltums ir kustba, tad temperatūra ir kustbas MRS, vidi energija ar gdu vibr atomi un molekulas. Bet kosmos nav molekulų, kas vartų vibrt. Nav atomų, kas vartų dėjot. Tukšums nevar būt ne karsts, ne aukstas, jo tam nav temperatūras, tpat kā klusumam nav skauma, tpat kā tumsai nav karsas. Tas, ko mes saukam par kosmosa temperatūrų onus 270 girdi, patiesb ir fona starojimo temperatūra, atlieku energiją no liels per dieną, kas notika pirms 13 milijardiem 800 milijoniem gadiem. Visums ir atzisis no bezgalgi karsts tvoka eldeize gandras absolūtajam nuliai. Bet šis starojums nav kosmos. Tas ir tas, kas piepilda kosmosu. Pats tukšums, ja teidėjas pasta, ir arpus jebdas temperatūras skalas, arpus jebdas maršanas, arpus pašas realites, ką mes to saprotam. Iedomieties, kas tvat tuksnes vidudien. Saulė klo virs jums kā milzga uguns bumba, un gais ir karsts, 40 girdi N, 50 uz saulės. Jūs jūtat, ka jūsų deg. Bet kas patiesb notiek? Saulės gaisma, fotoni, kas ciojuši 150 milijonus kilometrų kaur tukšumu ar 300 tūkstošiem kilometrų sekund, tarpa jūsų dėjų nodot savo energijų jūsų ermė atomiem. Šie atomi SK vibrt straujk, teirceitei intensuk. Jūsų da kust karstka. Bet vienlaikus notiek kas sits. Gaisa molekulas, silpeklis, skbeklis, ūdens tvaiki, saduras ar jūsų 2 milijoniem reižų sekund. Katras trieciens prines nedaudz energijas. Šias sadursmes ir tas, ko jūs sajutat kā karstu gaisu. Bez gaisa jūs joprojām sajustų saulės gaismu, bet ne gaisa siltumu. Jūs būtų karsts uz saulės un auksts N, bet starp abiem nebūtų pakpenis kapreja, būtų tikai robeža, asa kā naža asmens. Katru reizi, kad jūs vidinti stabu, jūs izmantojat gaisa spjūnest siltumu, karsts gais izplust auksts gais ieplust iekš, un temperatūra izildzins. Katru reizi, kad jūs pūšat uz karstu zupu, jūs aistiet karsto gaisa silni virs ties ar aukstu no jūsų plaušum. Katru reizi, kad jūs sajutat vijų, jūs sajutat gaisa kustbu, kas nes siltumu vai aukstumu no vienas vietas uz citu. Gais ir universalais tarpnieks, kas izildzina temperatūras, kas prines energijų, kas padara pasaulį dzvojamu. Bet kosmos šis mechanizms nedarbojas. Tur nav starpnieka. Tur siltums var privietoties tikai divos veidos, kaur starojimu vai kaur tiešu kontaktu. Un tai ką kosmos gandrs nav nek, ar ko vartų būt kontakts, paliek tikai starojums. Starojums ir tas, ką saulė silda zemi. Fotoni, gaismas dajas, kas ir gan dajas vienlaikus, CO kaur tukšumu ar 300 tūkstošiem kilometrų sekund. Tie nenes temperatūrų. Tie nes energijų. Kad tie tarpa objekt, tie nodot šo energijų, un objekts kūst karstks. Bet pats ceš starp saulį un objektų paliek auksts, jo tur nav nek, kas vartų užsilties. Gaisma šiso tukšumu, neatstiot tai negdu pdu, negdu siltumą taku, negdu energijas atlieku.
jie domėties, ką esat kosmonauts, kas pelt 150 milijonus kilometrų nuo Saulės. Jūsų skafandra pusė, kas virsta pret Saulį, tiek bombarda ar fotoniem, milijardiem fotonų katrų sekundės daug, katrs ar savo energijas devu. Eš pusė sasilst eldaizai 120 girdiem, karstka nek vroš ūdens. Bet pretį pusę, kas ir neko nesen. Turnav gaisa, kas vartu nest siltumų nuo karsts pusės uz auksto. Turnav molekulų, kas vartu vibrt un rat temperatūrų. Čia sasalst eldaizai minus 150 girdiem, augstka nek jebkura ziema uz žemės. Jūs esat vienlaikus gan ugun, gan ledų. Un starp ešem divim pusam ir tikai dažų milimetrų bieza skafandra siena. Jei jūs pagriestos, karsto pusi pret čia tu atdzist. Jei jūs pagriestos, auksto pusi pret Saulį, čia tu silt. Bet prie jie nebūtų pakpeniska, čia būtų gandras momentna, jonav gaisa, kas vartu izildzint temperatūras. Šis ir fundamentlais atširbas tarp Zemi un kosmosu. Uz Žemės gais ir universlais tarp nieks, kas prines siltumų nuo vienas vietas uz situ, kas izildzina temperatūras, kas radavijų, kad karsts gais pacies un auksis gais jiem čia vietų. Bet kosmos šis mechanizms nedarbojas. Tur katrs objekts ir sav siltumą sal, jas kauts bezgalg augstum, kas paties bin nav augstums, bet vienkarši nekas. Siltums nav tas, kas mes domim. Tas nav lieta, kas plūst kā ūdens. Tas ir stvoklis, kur atrodas matrija, atomų un molekulų kustbas intensite. Energija nav substanca, kas privietojas. Čia ir pažba, kas priet nuo viena objekta uz situ kaur fotonų bombarčanų vai molekulų sadursun. Un tukšums nav vienkarši tukša telpa. Tas ir fundamentali atširks realitas stvoklis, vieta, kur parastie likumi nedarbojas parastai veid, kur temperatūra zaut savų nozmi, kur siltums un aukstums kūst par bezydsgiem virdiem. Katru naktį, kad jūs skaties uz žvaigždin, jūs redzat gaismų, kas ciojusi kauršo tukšumu, dažreiz tūkstošiem, dažreiz milijoniem, dažreiz milijardiem gadų. Eš gaismą ir šusojusi telpu, kur nav gaisa, nav skas, nav siltuma. Čia ir saglabijusi savo energijų, jo tur nav nek, kas to vartu absorbt. Un kad tai beidzot sasniedz jūsų aci, tai nodot savo ststu par žvaigždni, kas, jespiems jau sen ir mirusi, bet kuras gaisma jo projim CO kaur mūžgo aukstumu, kas paties bin nav aukstums, bet vienkarši nekas. Mes saukam kosmosu par tukšumu, bet tas nav pilngi tukšs. Katr kubik centimetras tarp žvaigždžių telpas ir vidy viens atoms kubik centimetrą. Tas ir tukšums, ko mes nevaram pat iedomties. Labkais vakums, ko mes varam izveidot uz Žemės, satur milijardiem atomų kubik centimetrą. Bet kosmos ir tikai viens. Un šis viens atoms var būt karsts vai auksts, tas var vibrt ar milzgu energijų vai gandrs nemas. Bet viens atoms neveido temperatūrų čeidei nozam, ką mes to saprotam. Temperatūra ir statistisks lielums, vidi energija liela skaita dajų kopum. Viens atoms ir tikai viens atoms, vien tuždėjotys bezgalg telp. Tad, kad mes sakam, ka kosmosa temperatūra ir minus 270 girdi, mes paties bruniam par foną starojimu, kosmisko mikrovių fonu, kas piepilda visų visumu. Šis starojums ir atlieku siltums nuo liels per dieną, kas notika pirms 3 milijardiem 800 milijoniem gadiem. Visums ir atzisis nuo bezgalgi karsts tvoka eldaize gandras absoliutajam nuliai. Bet šis starojums nav kosmos. Tas ir tas, kas piepilda kosmosu. Pats tukšums, teidėjas past ir irpus jebgdas temperatūras skalas. Eš atzia maina visų. Tai nozam, kas siltums nav lieta, kas plūst, bet stvoklis, kur atrodas matrija. Ka energija nav substanca, kas privietojas, bet pažba, kas priet. Ka tukšums nav vienkarši tukša telpa, bet fundamentali atširks realitas stvoklis. Un ka saulės energija, kas plūst kauri tam, ir ką gaismas tar stums, tai apgaismo to, ko skar, bet pati tumsa paliek nemainga, neskar mūžga. Siltums nav tas, kas mes domim. Aukstums nav vienkarši siltumo trūkums. Un tukšums nav vienkarši nekas. Tas ir kaut kas, kas atsaks būt jebkas, un tieši čia įpeicei tas ir vis.
Bet lai saprastu, kāpēc enerija nenesiltumu ilgi, mums jēdzins vēl dzik, izskats uz pašu gaismas dabu un to, kā ķīmija darbojas ar tukšumu. Iedomājieties, kas tvat pie ezera krast un met akmeni ūden. Vi izplats pavirsmu, kas kust arvien lielki arvien vīki, eldeizeitie pazūd atlum. Šie nes energiju, bet tie nevar pastāvēt bez ūdens. Ja jūs izemtu ūdeni, vi pazustu. Bet gaisma ir silda. Te ir vi, kas var pastāvēt bez jebkura mēdīja, vi, kas caur absolūtu tukšumu, nesot energiju, bet ne temperatūru. Šis ir viens no visdzīvākajiem paradoksiem fizika. 200 gadus zinātnieki domāja, ka gaismai vajag mēdīju, ka telpī būt kaut kam, kaut ko gaisma var vjot. Vi sauka to par teri nemanmu, nesvaramu substanci, kas piepilda visu visumu. Bet 1887 gad Alberts Michelsons un Edvards Morleys veica eksperimentu, kas satricinė šo priecbu. Vi minė izmart zemes kustbu kaur teri, sūtot gaismas starus daždos virzienos un mrot, vai to trums atširas. Ja teris pasta gaismai vajadzētu ciot tieka vien virzien un LNK otra, pat kā laivā pret straumi un pastraumi. Bet vi neko neatrada. Gaismas trums bija viens visos virzienos. Pilngi viens. Tas nozīmē tikai vienu, tera nav. Gaisma caur tukšumu bez jebkura starpnieka. Te ir vi, kas vēl kaur neko. Katru reizi, kad jūs iesildzat lukturi, jūs rad šobrunumu, fotoni plūst no spuldзes kaur gaisu, kaur logu, kaur nakti, nesot energiju, bet ne siltumu. Tieši sotelpu ar 300 000 km/s, un šis trums ir absolūts, tas nemains atkarp no tei, cik jūs pats kustaties. Ja jūs skrietu ar lukturi rok, gaisma joprojām ciotu ar 300 000 km/s attiec bepret jums. Ja jūs lidotu ar kosmosā, kui ar pusi no gaisma struma un iesluktu prožektoru, gaisma joprojām ciotu ar 300 000 km/s attiec bepret jums. Šis ir visuma truma limits, ne tāpēc, ka nekas nevar kusties tieka, bet tāpēc, ka pati telpa un laiks ir struktūrti tai, lai šis trums būtu konstante. Un konstante ir atsilga. Tai nozīmē, ka gaisma nav vienkārši vi, kas caur telpu. Te ir pašas telpas un laika vibracija, elektromagnetiskais lauks, kas pastāv visur un vienmēr. Kad saulė izstaro gaismu, tai neraida kaut ko kaur tukšumu. Tai liek vibrt pašam laukam, un šias vibracijas izplats ar maksimlo iespējamo trumu. Fotoni nav mazie bumbės, kas lido kauri telpai. Tie ir lauka traučiumi, vi, kas caur fundamentalo realitas audumu. Iedomājieties, kas tvat koncertsil un klausties violi. Zdga vibr, un šias vibracijas priet uz gaisu, molekulas ska vibrt, un šias vibracijas izplats kas vi. Kad tiesa sniedz jūsų ausi, tie liek vibrt jūsų ausų bundžiai, un jūs dzirdat skau. Bet starp violi un jūsų ausi ir milijardi molekulų, kas nodot vibracijų viena otrai. Bez gaisa nebūtų skas. Bet gaisma ir silda. Tai ir ką violė, kas spėl tieši jūsų aus kaur tukšumu, bez jebkura starpnieka, bez jebkuras molekulų des. Elektromagnetiskais lauks ir gan violė, gan gais, gan ausis, tas ir vis vienlaikus. Un šis lauks nes energijų, bet ne temperatūrų. Temperatūra ir atomų kustbas MRS, cik tritie vibr, cik intensvitie TRC. Bet fotoni nav atomi. Tie nav matrija. Tie ir tra energija bez masas, bez LDA, bez temperatūras. Kad fotons caur tukšumu, tas nenes siltumu, tas nes potencialu rat siltumu. Tikai kad tas tarpa atom, tai energija praviršas par kustbu. Tikai tad rodas temperatūra. Katru ratu, kad saulė uzlec un jūs sajutat siltumu uzsėjas, notiek pravardba, fotoni, kas ciojuši 150 milijonus kilometrų kaur ledainų tukšumu, tarpa jūsų das atomos un nodot tik daudz energijas, ka atomi ska vibrt straujk. Jūsų da kust siltka. Bet ceš, ko fotoni šusoja, paliek auksts, unus 270 girdi, tikai tėjas girdus virs absolūt nulles. Energija cioja, bet siltums necioja. Siltums rats tikai galamr.
Eš ir otr fundamental atšķirbas starp Zemi un kosmosu. Uz Zemes siltums izplats trijos veidos - konvekcija, kad gaiss vai šķidrums cirkul, prinesdams energiju, vadšana, kad atomi nodod energiju viens otram caur tiešu kontaktu, un starojums, kad fotoni CO caur telpu. Bet kosmos darbojas tikai viens - starojums. Tikai fotoni. Tikai gaisma. Un gaisma nenes siltumu, tai nes tikai soliumu par siltumu, kas piepilcies, kad tai atrats matriju. Iedomieties, ka vērtei ūdenį uz PLTS. Katla dibens uzsilst caur vadšanu, metla atomi, kas saskaras ar PLTS virsmu, SK vibrtstrauik, un ešes vibracijas izplats caur metlu. Karsts ūdens pacies caur konvekciju, siltks ūdens ir vieglks, tas pacies uz augšu, un augstks ūdens nolaižas uz leju, radot cirkulciju. Un PLTS izstaro infrasarkano gaismu, kas silda jūsų roku, ja turat to virs katlā, starojums, kas CO caur gaisu, nesildot pašu gaisu, bet tikai to, ko tas skar. Visi TS veidi darbojas vienlaikus, radot sareštų energijas plūsmų. Bet kosmos eš sareždba pazūd. Paliek tikai starojums. Saulė įstaro 400 sekstilijonus vatų energijas katru sekundi, skaitli tik milzgu, kad tas prisniedz jebgdu ikdienas pieredzi. Bet eš energija COK fotonų plūsma caur absoliutų tukšumu, nesildot neko, eldeizai tai nesasniedz mri. Zeme saim tikai 2 milijardo dauno ešes energijas, bet pat eš niec gida ir pietiekama, lai ratu visų dzvbu, visus vijus, visus okeanus trvumus, visų, kas kustas uz mūsų plantas. Un eš energija nong pie mums caur tukšumu, kas ir tik augsts, kad tas gandrs sasniedz absoliuto nulį. Paradoks ir pilnks, bezgalks karstums, kas CO caur bezgalgu aukstumu, nesot dzvbu caur nvi, siltumu caur ledu, energijų caur tukšumu. Siltums naftas, kas mes domim. Tas navlieta, kas plūst kā ūdens nuo aukstkas vietas uz zemku. Tas ir stvoklis, kur atrodas matrija, atomų un molekulų kustbas intensite. Un šis stvoklis var rasties tikai tur, kur ir matrija. Tukšums nevar būt karsts. Tas nevar būt auksts. Tas ir pus temperatūras, ar pus siltumą, ar pus jebk, ko mes varam sajust vai izmart parastai nozam. Bet eš atkrisme ved mus pie vėl dzika jautjumą, ja tukšums ir pus temperatūras, tad kas notiek ar objektiem, kas atrodas šai tukšum? Ką tie zaud vai jėgust siltumu, ja nav gaisa, kas to vartu nest? Atbildė silpies vien no viselegantkajiem likumiem fizik, Stefana Boltzma likum, kas apraksta, ką objekti įstaro energijų atkarb nuo to temperatūras. Katras objekts, kas ir siltks par absoliuto nulį, įstaro elektromagnetisko starojimu. Jo karsts objekts, jo vairk energijas tas įstaro, un jo SKS ir tai starojimą vegarums. Iedomieties dzels stieni, ko kars kaltuv. Skumtas ir tumšs, tas įstaro tikai infrasarkano gaismu, ko mes nevaram redzt, bet varam sajust kā siltumu. Tad tas SK klot sarkans, tas ir kuvis tik karsts, kad tas įstaro redzamo gaismu sarkanai spektra gal. Vėl karsts, un tas kust oranžs, tad dzeltens, tad balts, tas įstaro visų redzams gaismas spektru vienlaikus. Un ja jūs vartu to karst vėl vairk, tas ktu klot zils, tad violets, tad ultraviolets, vegarums kūtų ar vien SKS, energija ar vien lielka. Šis proces darbojas abos virzienos. Karsts objekts įstaro vairk energijas nektas saim, teipei ceitas atdziest. Augsts objekts saim vairk energijas nektas įstaro, teipei ceitas asilst. Un kādai punkt objekts sasniedz ilgsvaru, tas įstaro tikpat daudz energijas, cik tas saim, un tei temperatūra stabilizies. Katru reizi, kad jūs izemat karstu prguno KSNS un liekt to uz galda, notiek šis process, PRGS įstaro infrasarkano gaismu, zaudiot energiju, un gaiss ap to absorb šo energiju un kust siltks. Bet gaiss ar prines siltumu prom caur konvekciju, karsts gaiss pacies, augsts gaiss nolaižas un PRGS atdziest. Uz Zemes šis process ir sarešts, jo darbojas visi tie siltumą prinesęs veidi. Bet kosmos vis ir vienkaršks un vienlaikus dvainks. Objekts, kas atrodo Saulės gaisam, saim fotonų plūsmų, katru sekundi milijardi fotonų trpatei virsmu, katras nesdams savo energijas devu.
Objekts užsilst. Bet vienlaikus tas ar įstaro savo energijų, tas įstaro infrasarkano gaismų atpaka kosmos. Un kādai tas sasniedz svaru, tas saim tik pat daudz energijas nuo Saulės, cik tas įstaro atpaka kosmos. Šis svara punkts ir atkarks nuo atluma eldeizai Saulei un nuo objekta pažbam. Tumšs objekts absorb vair gaismas negaišs, teipeit seitas kust karstks. SPDGS objekts atspoguo vair gaismas, teipeit seitas paliek aukstks. Uz Zemes orbitas 150 milijonus kilometrų nuo Saulės, tumšs objekts sasilst eldeizai aptuveni 120 girdiem, bet gaišs objekts var palikt pie nulės vai pat zemk. Bet ja kaut kas blo Saulės gaismų, planta, asterods, pat cits kosmosa kuis, objekts nekavjoties eska atzist. Tas turpina įstarot infrasarkano gaismų, bet tas vairs nesaim jaunų energijų. Tei temperatūra krtas. Un tei krtas jo kosmos nav gaisa, kas vartų palnint šio procesu. Katru reizi, kad starptautis kosmosa stacija jėjet Zemes N, TSEO temperatūra nokrtas par 100 girdiem 45 minušų laik, no plus 20 girdiem eldeizai -80. Tas ir čia, kas kritums nekiepkas uz Zemes vartų piedzvot. Iedomieties, kas tvat įstab ar vienu logu. Saulė SPD kaur logu, un jūs sajutat siltumų užsėjas. Bet tad kādijas aizvelk aizkaru, un siltums pazud. Bet įstaba joprojim ir silta, gais saglap siltumu, sienas įstaro infrasarkano gaismų, un temperatūra krtas ilni, pakpeniski. Bet kosmos nav bufera. Nav gaisa, kas saglaptų siltumu. Nav sienų, kas įstarotų energijų atpaka. Ir tikai jūs un tukšums, un preja no gaismas uz nu ir ką preja no vasaras uz ziemų vien sol. Ir treš fundamental atširbas tarp Zemi un kosmosu. Uz Zemes temperatūras mains ilni, pakpeniski, jo gais un udens darbojas ką milzgi siltumą rezervūri. Okeani absorb Saulės energijų vasar un atbruo to ziem, izildzinot temperatūras. Atmosfera prines siltumų nuo ekvatora uz poliem, radot klimatu. Bet kosmos šie mechanizmi nedarbojas. Katrs objekts ir sav siltumą sal, ieskauts bezgalg augstum, un tei temperatūra mains tik cik mains tei apgaismojums. Un šis aukstums nav vienkārši zema temperatūra. Tas ir fundamentali atširks tvoklis. Uz Zemes, kad mes sakam auksts, mes domjam gaisu, kas ir auksts, molekulas, kas vibr elenka nek parasti. Bet kosmos nav molekulų, kas vartų vibirt. Ir tikai fonas starojums, kosmiskais mikrovių fons, atlieku energiją nuo liels per dieną, kas piepilda visų visumų ar temperatūrų čia girdi virs absolut nulles. Šis starojums ir visur un vienmr, tas ir visumą pamato, fundamental vibracija, kas nekad neapsties. Katru naktį, kad jūs guot sav gult, jūs esat jėgremts šai starojum. Tas įziet kauri jūsų sien, kauri jūsų ermenim, kauri visam. Bet jūs to nejūtat, jo tei energija ir tik zema, čia girdi virs absolut nulles nozam fotoni ar tik zemų energijų, kad jie gandrs nemija darbojas ar matrijų. Tie ir mikrovi ar vegarumu aptuveni 1 mm, tie šis tarp infrasarkano gaismų un radio vien. Tie įziet kauri jums, neatstiot gandrs nek du. Bet tie ir tur. Vienmr. Visur. Un šie fotoni stu par visumu, kas bija bezgalgi karsts un kuva gandrs bezgalgi auksts. Stu par energiju, kas pėja vērties nuo vienas formas sit, nuo matrijas uz gaismu, nuo gaismas uz kustbu, nuo kustbas uz siltumu. Stu par to, kas siltums nav lieta, kas plūst, bet stvoklis, kas rodas. Ka energija nav substanca, kas privietojas, bet pažba, kas priet. Kad tukšums nav vienkārši nekas, bet kaut kas, kas atsaks būt jebkas. Siltums nav tas, kas mes domim. Tas ir atomų dėja, molekulų trise, energijas vibracija vėl. Bet kosmos nav vielas, kas vartų dėjot. Ir tikai gaisma, kas šiso bez galbų, un objekti, kas vainu degtėjas pieskrien, vaisasals tėjas prombūtin. Un starp šiem diviem ekstremiem, bez galgų karstumų un gandrs absoluto nulli, atrodas visa visuma visture, jie raksta gaism, kas jo projim CO kaur mūžgo tukšumu.
bet tagad mums įpacies vēl augst, no mehnikas uz nozmi. Mes runim par fotoniem, atomiem, temperatūrų. Bet kas notiek, kad mes sapratam, ka siltums nav lieta, bet process? Ka tukšums nav tukšs, bet piepilds ar potencialu? Kas tarp karstumu un aukstumu ir tikai energijas kildbūtne vai prombūtne? Šis pratne maina ne tikai to, ką mes redzam kosmosu. Tai maina to, ką mes redzam visu. Iedomieties, kas tvat pielogą ziemas tai. Ir minus 20 girdi. Loks ir augsts pret jūsų plaukstų. Bet kas paties notiek? Jūsų plauksta ir 37 girdi, jūsų ermė atomi vibr ar noteiktų energijų. Stikls ir minus 20, tai atomi vibr daudz LNK. Kad jūs pieskaraties stiklam, jūsų das atomi sadūras ar stikla atomiem. Katrs sadursam da nuo jūsų atomų energijas priet uz stikla atomiem. Jūsų plauksta zaud energijų. Tai kūst augstka. Jūs sajutat aukstumu. Bet patiesgi jūs nejutat aukstumu, jūs jutat sava siltumą zudumu. Aukstums ir tikai siltumą aisplūšana. Tas nav lieta, kas enka uz jums. Tas ir proces, kur jūs zaudėt kaut ko. Šis princips darbojas visur. Kad jūs dzeriet karstutijų, tie neatdziest, jo aukstums janktai. Tai atdziest, jo siltums izplūst nuo tėjas, fotoni aiziet gais, molekulas sadūras ar gaisu un nodot energijų, un LNM, bet nepritraukti, ties temperatūra kartas LDZ įstabas temperatūrai. Kad jūs atverat leduskapį, aukstums neizink Siltums jeplust jakš, gaisa molekulas nuo įstabas ietriecas leduskap, nesot savų energijų, un leduskapis SK silties. Tai peitsei tam vajag kompresorų, kas nepritraukti izem šio energijų un izmet to kaur radiatoriam aizmugur. Katru reizi, kad jūs dzirdat leduskapje dūkau, jūs dzirdat energijas privietošanas procesu, fupret dabisko tendenci, ka vis izildzins. Un tendencija ir universla. Otrais termodinamikas likums, viens nuo fundamentalkajam dabas likumiem, nosaka, ka entropija vienmar pieaug. Entropija ir nesakartotbas MES. Karsts objekts augst vid ir sakartots, visa energija ir koncentrata vien viet. Bet laika gait energija įskliedės. Tai plats. Tai kūst vienmarka. Un šis proces ir neatgriezenisks. Jūs nevarat spontni savkt įskliedtų energijų atpaka kop. Jūs nevarat likt sapulsušai gilziai salipinties. Jūs nevarat likt atzisuši tie atkal užsilt bez ries energijas. Laiks plūst vien virzien, jo entropija aug vien virzien. Bet šeit ir dzik patiesba. Kosmos, šis milzgais tukšums ar temperatūrų tėras girdus virs absolut nulles ir galiais entropijas tvoklis. Visa visuma energija, kas reis bija koncentrata vien bezgalgi karst punkt, tagad ir įsklieta pa bezgalgų telpų. Zvaigznės joprojim deg, galaktikas joprojim griežas, bet kopį tendencija ir skaidra, vis virs uz izildzinšanos. Peitsei neskaitmiem milijardiem gadiem peidėjot zvaigznė įzdeg. Pdėjs melnais kaurums įstvaikojus. Un visums bus vienmarks, visur vienda temperatūra, visur vienda entropija, visur tukšums. Šos tvokli sauc par siltumą nvi. Ne tai peitsei, ka vis bus karsts, bet tai peitsei, ka vairs nebus atširbų. Nebus plūsmas. Nebus pirmajų. Nebus laika parastai nozam. Katru reizi, kad jūs redzat dūmus, kas pacies nuo sveces un įskalst gais, jūs novrojat šio procesų miniatūr. Koncentrata energija, degošs vasks, priviršas par įsklietų energijų, siltų gaisų un gaismų. Sakartba priviršas par nesakartbu. Un šis proces ir tas, kas virza visu. Tas ir tas, kas liek laikam plūst. Tas ir tas, kas atšir paktni non kotnes. Mes atsiramies paktni, jo tai bija sakartotka. Mes nevaram atserties nkotni, jo tai bus nesakartotka. Entropija nav tikai fizikals lielums, tai ir laika bulta. Un bulta norda uz tukšumu. Uz aukstumu. Uz izildzinšanos.
Bet šeit silpies paradoks. Ja visums virs uz maksimlu entropiju, kāpēc mēs vispār pastvam? Kāpēc ir zvaigznės, plantas, dzvba? Kāpēc ir sakartba, ja dabisk tendence ir nesakartba? Atbilde ir ta, ka mes esam lokli entropijas samazinimui uz vispries entropijas pieauguma fona. Zvaigznė rada sakartbu, tai sintez elementus, tai rada gaismu, tai rada plantas. Bet tai to dara, sadedzinot uderadi un izstarojot milzgu energijų kosmos. Kopi entropija pieaug. Dzvba rada vėl lielku sakartbu, organismi, kas aug, vairojas dom. Bet tai to dara, patriot energijų un izdalot siltumu. Kopi entropija atkal pieaug. Mes esam entropijas dzinji. Katras elpas vilciens, katras solis, katra doma palielina visumą entropijų. Mes usturm savų iekščio sakartbu, radot ir jų nesakartbu. Mes esam salės zemas entropijas oken, kas LNM, bet nepritraukti kus dziks. Un šis okens ir tukšums, aukstais gandrs tukšais kosmos, kas gaida, kad visa energija izildzinsies, kad visas atširbas izzuds, kad vis kus vienmarks. Bet šis gaičanas process nav pasvas. Tukšums nav vienkārši skatys. Tas ir aktyvus dalbnieks. Katru reizi, kad zvaigznė įstaro gaismu, gaisma CO kaur tukšumu un LNM zaud energijų, jo visums paplašins. Fotoni, kas atstys zvaigznį ką ultraviolet gaismą, 5 milijardiem gadiem kust par infrasarkano gaismu, jo to vegarums ir įstiepts LZ paplašino šai telpai. Šio procesu saut par sarkano nobdi. Tas ir veids, ką visums atdziest gaismu. Tas ir veids, ką tukšums paim energijų un to atšaida. Iedomieties, ka jūs stiepiet gumijas lenti. Kad tai ir sastipta, ties atomi ir sakartoti, tie vibrsas kaoti. Kad jūs to atlaiciet, tai atgriežas normals tvokl, un sakartba pazūd. Energija, kas bija uzkarta stiepes form, pravaršas par siltumu, lentes atomi vibr haotiski. Tpat visums atlaiž gaismu, un ties energija LNM pravaršas par zemku un zemku temperatūrų. Peicai bezgalgi ilgą laiką visa gaisma bus tik zemas energijas, kad tai bus neatširama nuo kosmisk mikrovių fona. Vis bus vienmarks. Vis bus auksts. Bet mes dzvojam laik, kad šis process vėl nav pabeigts. Mes dzvojam laik, kad jo projim ir atširbas. Kad jo projim ir karsti objekti augst vid. Kad jo projim ir plūsma. Un plūsma ir tas, kas padara dzvbu jespiemu. Dzvba nav pretrun ar entropijas pieaugumu, tai ir tai sekas. Tai ir veids, ką visums patrina entropijas pieaugumu, radot sareštas struktūras, kas efektyvi PVRŠ sakartotų energijų par nesakartotų. Mes esam entropijas arki. Un šis kas ir apzinies sevi. Siltums nav tas, kas mes domim. Tas nav tikai fizikals lielums. Tas ir fundamentals process, kas virza visumu nuo sakartbas uz nesakartbu, nuo koncentracijas uz izkliečanu, nuo atširbum uz vienmarbu. Un tukšums nav vienkārši nekas, tas ir galamris. Tas ir stvoklis, uz kurų vis virs. Tas ir okens, kur visas upes jietek. Tas ir klusums, kas gaida peicai visams kam. Bet kamr mes vėl esam šeit, kamr joprojim ir zvaigznės, kas deg, plantas, kas griežas dzvba, kas dom, mes esam liecinieki brnumam. Mes esam liecinieki brdim visumą vistur, kad joprojim ir jespiema sareždba. Kad joprojim ir jespiema apzė. Kad joprojim ir jespiems jaut, kā peicai kosmos ir auksts, ja saulė ir karsta. Un atbilde, ko mes atradom, ir dzika par jebkuru vienkušu skaidrojimu. Tai ir atbilde par energijas dabu, par telpas dabu, par laiką dabu. Tai ir atbilde par to, kas mes esam un kur mes ejam. Katru naktį, kad jūs skaties uz zvaigzn, jūs redzat paktni gaismu, kas ciojusi gadiem, gadsimtiem, tūkstošgadim kaur auksto tukšumu. Katru rtu, kad jūs sajutat saulės siltumu, jūs sajutat tagadni fotonu, kas ciojis 8 minutės un 20 sekundės, laisas niektų jūsų du.
Un katru mirklį, kad jūs elpojat, jūs rat nkotni, jūs palielint entropijų, jūs virst visumų par solituv galjai izildzin šanai. Bet šis solis nav bezcergs. Tas ir nepieciešams. Tas ir veids, kā visums piedzvo sevi. Kaur mums? Kaur jums? Vai tukšums ir augsts? Jaut un en. Tas ir augsts, ja tur ir kaut kas, kas var būt augsts. Bet ja tur nav nek, tad tas ir pus augstuma un siltuma. Tas ir pus temperatūras. Tas ir stvoklis, kas gaida matrijų, gaida energijų, gaida jespijų, kūt par kaut ko vairk nek tikai tukšums. Un kad jespija pieng, kad fotons atrod atomų, kad energija atrod mīvietu, tad notiek pravardba. Tad rodas siltums. Tad rodas dzvba. Tad rodas įga. Mes esam ešes pravardbas brni. Mes esam rati nuo žvaigždžių pelnų, kas reis bija karsti, bet tagad ir auksti. Mes esam veidoti nuo atomiem, kas vibr ar energijų, kurių tiesama nuo liels per dieną. Mes esam dzvi, jo projim pastva atširba tarp saulės karstumų un kosmoso aukštumų. Un atširba ir vis. Tai ir sprauga, kur jekus dzvba. Tai ir telpa, kur rodas apzė. Tai ir brža starp ratšanų un izinsbu, starp kardbu un haosu, starp siltumų un aukštumų, kur mes pastvam. Un šis birdis ir SS. Kosmisk laikas kal mūsų egzistencija ir maska par mirklį. Bet šai mirkl mes esam spjūši jaut, saprast brinties. Mes esam spjūši paskaties uz saulį un tukšumų starp mums un to, un saprast, kas siltums naftas, kas mes domim. Ka tukšums nav vienkarši nekas. Kas tarp šiem diviem ekstremiem ir visa realite, visa energija, visa matrija, vis laiks, visa nozme. Vai tas nav brnums? Vai tas nav pietiekami, lai apstos un sajustų pateicbu par to, ka mes esam šeit, tagad šai sai bėrai, kad visums joprojim ir pietiekami ne vien marks, lai atautų mums pastot. Kad joprojim ir pietiekami daudz atširbų, lai ratų plūsmų, pietiekami daudz plūsmas, lai ratų dzvbų, pietiekami daudz dzvbas, lai ratų apzių, kas var jaut, ką peicei. Atsaraties, ką MSSKM. Ar jautimu, kas šita vienkaršs, ką peicei kosmos ir aukstas, ja saulė ir karsta? Mes domim, ka mekliem atbildi par temperatūrų, par fiziskų paradoksų, par skaitiem un likumiem. Bet paties be mes atradom kaut ko dzikų. Mes atradom, ka pats jautims balstys uz maldgų piemumų, kas siltums ir lieta, kas CO, ka tukšums ir vienkarši tukšs, ka realite ir gda teišiet mūsų ikdienas pieredz. Un tagad peicei ceojumą kauri fotoniem un atomiem, kauri termodinamikai un entropijai, kauri visuma dzimšanai un tei ilnai nvei, mes redzam, ka realite ir daudz dvainka skaistka un dzika, nek mes varim iedomties. Katrurtu, kad jūs pamostaties un sajutat saulės gaismų kaur logų, notiek kaut kas, kas prisniedz jebkurų vienkaršų fiziklo procesų. Fotone, kas atstie saulės virsmų 8 minutės un 20 sekundės agrk, šusoja 150 milijonus kilometrų absoliutą tukšumą, telpų, kur temperatūra ir tėras girdus virs visauksks iespiems temperatūras visum, un saglabje visų savų energijų, visų savų potencialų, visų savų spjūrat siltumų. Tie neko nesildė C. Tie šusoja bez galbų ką vistneši, kas nesžiū, bet neatklyto ne vienam, eldeizės asniec adrestų. Un kad tie beidzot trpa jūsų dėj, kad tie nodot savo energijų jūsų ermė atomiem, notiek pravardba, gaisma kust par siltumu, energija kust par sajutu, fizika kust par pieredzi. Jūs esat punkts, kur tukšums beidzas un kas nozme. Bet kas ir nozme? Kas ir pravardba, kas notiek, kad fotons atrod atomų, kad energija atrod matrijų, kad tukšums atrod formų? Vai tai ir tikai fizikals proces, elektronų preja uz aukštkų energijas ilmenį, vibracijas palielinšans, temperatūras celšans? Vai ar tur ir kaut kas vairk, kaut kas, kas prisniedz mechnikų un pieskaras metafizikai? Iedomieties, kas tvat tuksnes nakt. Virs jums ir milijardi žvaigždžių, katra nuo tiem įstaro milzgų energijų, katra nuo tiem ir uguns bumba, kas deg ar temperatūrų milijoniem grūdų. Bet jums ir auksti.
Jūs drebat. Jos tarp jums un ešiam zvaigznim ir tukšums, ne tikai fizisks tukšums, bet ontolisks tukšums, fundamentla atširbas tarp to, kas ir un to, kas vartų būt. Zvaigznės pastva. To gaisma pastva. Bet telpas tarp jums un tiem nepastva teidei pašveit, tei ir potenciala telpa, jespies telpa, kas gaida, lai kaut kas to piepiltų. Un eš gaičana ir ne tikai pasva. Tai ir aktva. Tukšums nav vienkārši nekas, tas ir kaut kas, kas atsaks būt jebkas, eldeizai tam nav citas izvles. Eš atzē ved mus arpus fizikas. Tai ved mus pie jautimo par būtbu un partbu, par to, kas ir reals un kas ir tikai šietams. Mes dzvojam pasaul, kur gandrs vis, ko mes piedzvojam, ir starpniecisks. Mes nejūtam atomus, mes jūtam to kolektvo uzvedbu. Mes neredzam fotonų, mes redzam to ietekmi uz mūsų tklenį. Mes nesajūtam tukšumų, mes sajūtam tai prombūtni, kontrastus tarp to, kas ir un to, kas nav. Katru reizi, kad jūs pieskaraties galdam, jūs patiesbi nepieskaraties tam, elektronai jūsų dėjat grūž elektronus galda virsam, un tas, ko jūs sajūtat kā cietų virsmu, ir elektromagnetis klauka SPKS, kas neuj atomiem saplūst kop. Jūs nekad nesat pieskėjęs ne vienam. Jūs nekad nesat pieskėjęs ne vienai lietai. Vis, ko jūs esat piedzvojęs ir laukumyje darbą, spkusple, energijas prinese kaur tukšumu, kas nav tukšs. Bet vai tas padara pieredzi maskrelu? Vai tas, kas siltums nav substanca, bet proces, nozam, ka tas nav STS? Vai tas, ka tukšums nav vienkārši nekas, bet sarešts kvantlauku stvoklis, nozam, ka tas nav reals? Tas nozam pret jo. Tas nozam, ka realite ir dzika, baktka, daudzdimensionuka, nek mes varim iedomties. Tas nozam, kas tarp vienkāršo jautimu, kā peicei kosmos ir augsts. Un patiesbu ir vesels visums, kas gaida, lai tik tu izpils. Un šis visums run ar mums kaur paradoksiem. Kā peicei saulė, kas ir tik karsta, atstī aiz sevis tik aukštų tukšumu. Jo siltums nav lieta, kas plūst, tas ir stvoklis, kas rodas. Kā peicei gaisma var ceot kaur absolūtų tukšumu. Jo gaisma nav vi, kam vajedsks medys, tai ir pašas telpas un laika vibracija. Kā peicei mes varam pastat šai aukstai visum. Jo mes nesam arpus dabas likumiem, mes esam to sekas, to kulmincija, to veids piedzvot sevi. Katrs no mums ir mas siltuma avots augstkvid. Katru sekundi jūsų ermenis rada aptuveni 100 vatus energijas, tik pat, cik spuldze. Eš energija rodas no miskaim reakcijim jūsų šūns, no glikozės sadedzinšanas, no skbeka prvršanas par ogleka dioksidu. Un eš energija izplūst no jums, kaur infrasarkano starojimu, kaur elpošanu, kaur sušanu, kaur katru saskari ar apkartio pasaulį. Jūs esat deizėvėjas entropijas dzinys, kas ustur savo jekšio sakartbu, radot ir jų nesakartbu. Jūs esat sale zemas entropijas oken, kas LNM, bet nepritraukti kus dziks. Un šis okens ir tukšums, ne tikai fizisks tukšums, bet metafizisks tukšums, galys stvoklis, uz kurų vis virs. Bet vai šis virziens ir traisks? Vai tas, ka visums virs uz maksimlu entropijų, uz pilngu izildzinšanos, uz siltumą nvi, nozam, ka vis ir bezydisks. Vai mūsų egzistencija ir tikais laikga no virze no neizbgam galą? Vai ar, un šis ir dzikais jautjums, vai eš no virze pati ir nozme? Vai tas, ka mes pastvam šeit un tagad, šai sai bėreis tarp liels per dieną karstumų un galio aukštumų, nav nejaužba, bet neizbgamba? Vai visums, kas ar bez galgų energijų un beidzas, ar gandrs pilngų tukšumų, oblikti rada punktus, kur eš energija koncentrijas, kur rodas sareždba, kur parts apzė? Mes nezin. Bet mes zin, kad tas notika. Mes zin, ka no vienkāršiem likumiem, gravicijas elektromagnetisma, kvantmechanikas, radz zvaigznes. No zvaigznim radz elementi. No elementiem radz plantas. No plantam radz dzvba. No dzvbas radz apzė. Un no apzės radz jautjums, kā peicei. Kā?
Kas tas vis nozam? Un varbūt šis jaut jums pats ir atbildė. Varbūt nozme nav atrodama kaut kur apus procesa, bet paš proces. Varbūt visums nav virsts uz mri, bet pats ir mris, pašis tas process, pašpiedzvojuma akts, veids, kā nekas kust par kaut ko un tad atkal par neko, bet paciam, uz su, draugu mirkli, kust par mums. Vai tas nozam, ka mes esam paši? Vai tas nozam, ka visums gribja mūs rakt? Tas nozam kaut ko dziku. Tas nozam, ka mes nesam arpus visuma, skatoties uz to mes esam visuma da, kas skats uz sevi. Katru reizi, kad jūs brinties par zvaigzn, visums bejēnes par sevi kaur jums. Katru reizi, kad jūs jautiet par siltumu un aukstumu, par energiju un tukšumu, par būtbu un nozmi, visums jaut sev šos jautimus. Un atbildės, ko mes atrodam, nav tikai mūsų atbildės, ties ir visuma atbildės sev. Bet vai šias atbildės ir galgas? Vai mes tagad zin visų par siltumu un aukstumu, par gaismu un tukšumu? Katras atrastais atbildę rada jaunus jautimus. Mes zin, kas siltums ir atomų kustba, bet kas ir atomi? Mes zin, ka gaisma ir elektromagnetis klauka vibracija, bet kas ir lauks? Mes zin, ka tukšums nav tukšs, bet kas tas ir? Kvant lauki? Tumš energija? Kaut kas, ko mes vēl nesam atkļuši. Katras atbildės senis atklīja dzikų jautimų silni. Un varbūt tas ir skaisti. Varbūt teisinba nav galamris, bet ciojums. Varbūt nosilpums nav šislis, bet aicinjums. Iedomieties, kas tvat pie okeana krast sauliet. Saulė elenem nolaižas pie horizontą, un ties gaisma jekarso ankaus oranž, sarkan, violet. Jūs zint, ka šias karsas rodas, jos kievį, zil un violet gaisma, tiek įsklieti atmosfer, un tikai gar kievį, sarkan un oranž, sasniedz jūsų acis tieši. Jūs zint, ka gaisma cioja 8 minutės kaur tukšumu, kas ir gandras absoliutais nulle. Jūs zint, ka fotoni, kas rada šio skaistumu, ir tie paši fotoni, kas ustur dzirbu uz zemes, kas rada vijų un vius, kas liek ūdenim istvaikot un ankojam veidoties. Jūs zint visų šio mechnikų. Bet vai zinšana izincina skaistumu? Tai to padzina. Jo tagad jūs redzat ne tikai karsas, jūs redzat procesu. Jūs redzat energijas ciojimų nuo saulės kodolą, kur teirats pirms milijons gadiem, kaur konvekcijas zonų, kaur fotosferų, kaur tukšumų, kaur atmosferų, eldeize jūsų acija. Jūs redzat visų visumą visturi, kas kulmin šai mirkl, šai sauliet, šai piedzvojum. Un šis piedzvojums ir rels. Tas nav maskrels par atomiem vai fotoniem. Tas ir tikpat rels kā jebkurš fizikals process, jo tas ir fizikals process, neuronų aktyvcija, misko vielu izdalšans, elektrisko signalų prinese. Bet tas ir ar vairk. Tas ir punkts, kur fizika kust par fenomenoloju, kur objektvais kust par subjektvo, kur visums kust par pieredzi. Un preja nav nosilpums, kas ją trisina, tai ir nosilpums, kas įpiedzvo. Vai mes gidrai sapracim, ką apze rodas nuo matrijas? Ką subjektų pieredze rodas nuo objektviem procesiem? Ką tas, ka jūs esat jūs, rodas nuo atomiem, kas vibr? Varbūt. Varbūt Bet varbūt šis jautims ir uzdots nepareizi. Varbūt apze nerodas nuo matrijas, varbūt tai ir matrijas pažba, kas kust akmredzama tikai pietiekami sarežts systems. Varbūt subjektvais un objektvais nav divas atširgas lietas, bet divi veidi, kas skaties uz vienu un to pašu realitį. Varbūt jautims nav, ką matrija rada apziū, bet ką peitsai mes domjam, kad ties ir atširgas. Šie jautimi ved mus arpus zintnes robežm. Tie ved mus uz filozofijų, uz metafizikų, uz jautimiem, uz kuriem nav emprisko atbilžų. Bet vai tas nozam, kad tie ir bezydzgi. Tas nozam, kad tie ir fundamentali. Tie ir jautimi, kas defin, kas mes esam, ne tikai kā bioloiskas būtnes, bet kā apzingas būtnes, kas var jaut par savo eksistenci. Un varbūt spėja jaut ir svarka par jebkuru atbildi.
Varbūt tas, ka mes varam stāvēt zem zvaigznēm un brinties, ir liels brunums nek pašas zvaigznes. Katru nakti, kad jūs guat, jūsu ermenis atdziest. Jūsu metabolisms palnins. Jūsu das temperatūra nokrtas par grūdu vai diviem. Jūs izstarojat infrasarkano gaismu, fotonu, kas nes jūsų ermė siltumu į stab, siens gais. Jūs esat mas siltuma avots augstvid, un jūs LNM atdodat savo energijų. Bet jūs neizdziestat, jo jūsų ermenis nepritraukti rada jaunų siltumų, sadedzinot glikozi, priviršot misko energijų par siltumu un darbu. Jūs esat deizēvėjas svars starp energijas iekšanų un izplūšanų, starp sakartbu un nesakartbu, starp dzvbu un invi. Un kamr jūs guat, zeme griežas, saulė deg, galaktika virpo un visums paplašins, visi šie procesi ir savienoti ar vienu un to pašu fundamentlo principu. Energija plūst nuo koncentrata uz izkliettų. Siltums plūst nuo karst uz auksto. Entropija pieaug. Un plūsma ir vis, tai ir laika bulta, dzvbas dzinys, apzės pamats. Bet vai plūsma ir tikai degracija? Vai tai ir tikai ceš uz galio izildzinšanos, uz siltumą nvi, uz tukšumu? Tai ir ar radšana. Tai ir veids, ką rodas jaunas struktūras, jaunas jespės, jauni jautiumi. Bez plūsmas nebūtų vie, nebūtų okeanų straumių, nebūtų laika, nebūtų dzvbas. Plūsma ir vis. Un plūsma pastavi tikai TPC, kai ir atširbas, starp saulės karstumų un kosmoso aukštumų, starp zvaigznės kodolų un ties virsmų, starp dzvų šūnų un ties vidi. Atširbas rada plūsmų. Plūsma rada sareždbu. Sareždba rada apzių. Un apzė jaut, KPC. Varbūt atbilda ir vienkarša. Varbūt nav dzika jemesla, KPC kosmos ir augsts, izemot to, ka tur nav matrijas, kas vartų būt karsta. Varbūt nav dzika jemesla, KPC saulė ir karsta, izemot to, ka gravicija saspiež uderadi, eldeizais kas kodolsindze. Varbūt nav dzika jemesla, KPC MS pastvam, izemot to, ka apstkibija piemroti. Bet vienkažba nesilpi skaistumu. Tai to atklyja. Jo tas nozam, ka visa sareždba, zvaigznės, plantas, okeani, koki, dzvnieki, cilvki, domas, jūtas, jautiumi, visa sareždba rodas nuo vienkaršiem likumiem, kas darbojas bezgalgi ilgi bezgalg telp. Un vienkažba ir eleganta. Tai ir skaista. Tai ir gandras potiska. Vai visums ir potisks? Vai matematika, kas apraksta fiziklos likumus, ir skaista teidei pašveit, ką skaista ir dzėja? Vai tur ir estika dabas likumos? Daudzi fizijai saka, jaut. Vyrun par elegantų viendojimų, par skaistų teorijų, par harmonijų starp daždiem likumiem. Un valoda nav nejauša. Tai atspoguodziu intucijų, ka patiesba un skaistums ir saisti, ka visums nav tikai mechanisks, bet ar estisks, kas tarp to, ką lietas ir un to, ką tiem vajadzētu būt ir kaut gda atbilstba. Bet kas ir atbilstba? Kāpēc matematika, ko mes izgudrojam savs galvas, apraksta relikti ir pustējam? Kāpēc visums pakaujas likumiem? Kāpēc šie likumi ir pietiekami vienkarši, lai mes tos vartų saprast, bet pietiekami sarežti, lai rattų bezgalgų daudzveidbų? Šie ir jautiumi, uz kuriem fizika nevar atbilt. Tai var aprakst, ką visums darbojas, bet ne kāpēc tas darbojas. Tai var pateikt, ka entropija pieaug, bet ne kāpēc pastv entropija. Tai var izmart gaismą strumu, bet ne kāpēc pastv gaismą. Un varbūt šie KPC jautiumi ir nepareizi uzdoti. Varbūt nav dzika jemesla. Varbūt visums vienkarši ir un mūsų mekliumi PC nozmes ir tikai mūsų cilvsisk vajadzba atrast mri tur, kur ir tikai process. Bet vai tas padara mekliumus bezīdzgus? Jo pats mekušanas akts ir nozangs. Tas, ka mes jautiem, nozam, ka mes rūpjamies. Tas, ka mes cenšamies saprast, nozam, ka mes nesam vienaldzgi.
Un aš nerūpguma prombūtne, aš zintkre, aš dze saprast, tai ir tieši tikrela, ką jebkurš atoms vai fotons. Tai ir no visuma. Tai ir veids, ką matrija, kas kuvusi pietiekami sarešta, reus savo eksistenci. Tad, kad kamreiz jūs iziesiet skaidr nakt un skatsieties uz zvaigzn, atcerieties, starp jums un tiem ir tukšums, kas nav tukšs. Tas ir piepilds, ar jespim, ar visturi, ar nkotni. Tas ir piepilds, ar kosmisko mikrovių fonų, atmių par visumą dzimšanų. Tas ir piepilds, ar tumšo energijų, nusilpumai nuspku, kas patrina visumą paplašinšanos. Tas ir piepilds, ar kvantlaukiem, kas vibra ar savo energijų. Un tas ir piepilds, ar gaismų, fotonų, kas CO zvaigzn uz jūsų acim, nesotstus par pasaulm, kas jespiems jau sen ir izzudušas. Un jūs, skatoties uz to, esat no ešsta. Jūs esat veids, ką tukšums kūst par apziu. Ką aukstums kūst par jautiumu. Ką visums, kas SKSK bezgalgi karsts punkts un beigsies ką gandrs bezgalgi auksts tukšums, uz mirkli, uz su, draugu mirkli, kūst par kaut ko vairk. Kūst par jums. Kūst par mums. Kūst par jautiumu, kas neatstimus mier, kā peicei. Ką? Kas tas vis nozam? Un varbūt nozme nav atrodama atbilds. Varbūt tai ir atrodama pašjaučan. Pašbranšan. Pašmirkl, kad jūs apstieties un sajūtat saulės siltumu uz sejas un saprotat, patiešum saprotat, ka šis siltums ir ceojis 150 milijonus kilometrų kaur tukšumu, kas nav tukšs, laisas niektų jūs. Laikūtų par dauno jums. Laikūtų par jūsų domas, par to vai tas nav pietiekami. Vai tas nav brunums, kas pēraspējot jebkuru atbildi. Vai tas nav pietiekami, lai vienkārši būt, elpot, just, brinties un zint, ka aš branšans pati ir visuma veids piecvot savo nusilpumu kaur jums.